SolidWorks yra gana stebuklinga programa. Su pirma tuo, kad ji gali keliauti laiku. Skirtingai negu dauguma modelius kuriančių 3D programų. SolidWorks gali, pavyzdžiui, šią plonytę mėlyną liniją nusikelti į praeitį. Pavyzdžiui, ten, kur mes sukūrėme korpusą. Galime atsidaryti, spaudę ant brėžinio, kuriuo kūrėme tą korpusą, ir redaguoti brėžinį ir pakeisti formą į kokią nors kitą po pirmojo bandymo oro tunelį. Išeiti iš brėžinio. Kartais, jeigu pasikeičia formos, kurios buvo stipriai keistos tolimesniais žingsniais, gali atsirasti klaidų. Failus su tokiomis klaidomis atsiųskite mums, bus labai įdomu kartu su jumis pabandyti jas ištaisyti. Štai, iš karto turime kitos formos automobilį. Ir dabar pažiūrėkime, kaip jį išsaugoti išbandymams oro tunelį. Išsisaugokime paprastą SolidWorks failą. Tada file save as. Ir jeigu turite mokomąją programos versiją, bus labai lengva. Čia bus STL išsaugojimo tipas. Bet kadangi čia yra studento versija, mums reikia saugoti kaip eDrawings detalę, būtinai pažymėjus varnelę leisti eksportuoti į STL. Išsaugome eDrawings failą. Tada nueiname į katalogą, kuriame išsaugojom. Štai. Ir dabar išsaugome jau kaip STL failą. Ir dabar atsidarome tą STL failą su STL failų redagavimo programa, tokia kaip NetFab. Ją galima rasti internete ir parsisiųsti nemokamai. Deja, tik nemokamai versijoje teks palaukti 10 sekundžių pasikrovimo. Ir pasikrovus reikėtų padidinti modelį 1000 kartų. Nes išsaugojus šiuo painiu būdu, jis tapo netoli 7 mm ilgio vietoje. Gerokai daugiau. Ir eksportuojame jau baigtą failą. Kitoje dalyje parodysime jums, kaip naudotis oro tuneliu ir kaip interpretuoti gautas ten vertes.